Šiandien Utenos rajone pas ūkininkus yra atvykęs buvęs žemės ūkio ministras, šiuo metu ūkininkas Kazimieras Starkevičius. Lankosi Žydrūno Varkavičiaus ūkyje Leliūnuose. Ir įdomu paklausti, gerbiamas buvęs ministrė, kaip jums atrodo dabar Lietuva, žemės ūkis ir Utenos rajonas šalia to? Taip, ir aš, kaip sakoma, ne pirmą kartą lankiausi, kai buvau ministras, ir dabar atvykau, galiu sakyti, ir kaip pas kolegą ūkininką pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Ir bendrai rajoną, taip iš pirmo žvilgsnio, dar tik tai pradedu savo šios dienos vizitą, susitikimus, tačiau matosi teigiami pasikeitimai. Buvo pokalbis ir su meru, nes meras Utenos buvo vienas iš tų, kuris labai prieštaravo dėl tos naujos žemės mokesčio tvarkos, kuri pagrindinės, kurios tikslas kova su spekuliantais, su tie, kurie jūsų krašte ar tai kitose susipirkė žemę, tačiau nenorėjo jos dirbti, yra apleidę. Tai dabar įstatymas leidžia taikyti didesnius mokesčius ir jau tų pasikeitimų irgi matosi. Ir gal tik tai dar ne visi svertai pakankamai išnaudojami, kaip aš pastebėjau, tai vis dėlto labai priklauso nuo politikų, nuo rinkimų aido. Tai dabar vyksta štai Europarlamento rinkimai, kitais metais savivaldos. Juk yra seniūnai, kurie žino tą padėtį puikiai, kur dar yra apleistos žemės ir gali tos mokesčius taikyti. Tačiau čia, kiek aš žinau, net šiek tiek ūkininkam mokesčiai padidėjo, bet spekuliantam galima buvo dar didesnis tos mokesčius taikyti. Tie, kurie nedirba žemės, kurie yra apleidę, kurie iš kitų miestų atvykę, ar Kauno, ar Panevėžio, netaip svarbu, ar Vilniaus. Bet jau poslinkiai yra, kaip bebūtų. O taip, štai ir šis ūkis, tai yra Lietuvos ateities. Ir pats ūkininkas, kuris turi pieno fermą, kuris dalyvauja kooperatyve Pienas LT, žvelgia su optimizmu, nes ir šiemet ir kainos geros, ir kainos geros Lietuvoje dėka Pieno LT kooperatyvų, kurio narys ir yra šis ūkininkas, nes tai yra ne monopolio atstovas, nes visas anksčiau supirkimas buvo vykdomas per 4 monopolistus, tai šiuo atveju kurie didieji. O dabar yra alternatyva ir smagu, kad jie statosi fabriką ir, kiek žinau, rudenį ar jau netgi pradės savo produkciją pirmą gaminti. Tai čia yra to kooperatyvo narys. Ir štai šis ūkininkas, su kuo gal susiduria, tai reiks irgi pasidomėti. Štai leista dalį žemės nupirkti, kažkodėl kampas neleistas nupirkti, tai man kyla įtarimai, ką galvoja tie valdininkai, kodėl neleidžia. Ar jie, įdomu, ateis ir šienaus, prižiūrės šitą žemę. Nes aš galiu pasakyti, mokestis priklauso vienodas. Tam, kam žemė priklauso, ar jinai yra valstybinė, ar privati, turi jinai būti sutvarkyta. Bet kada ūkininkas nori tvarkytis ir neleidžia, tai kyla tokių savotiškų ir nusistebėjimų. O taip, jeigu palyginčiau, nes buvau praėjusią savaitę Šiaurės Lietuvoje, tai aišku, ten mūsų yra aruodas, taip pat turi ir gyvulininkystės ūkių, tai jūsų krašte iš tikrųjų didžiausia perspektyva tai yra štai pieno ūkiai, mėsos ūkiai, avių ūkiai. Ir smagu, kad tai jau yra ir gerų pavyzdžių. O taip, žemės blogos, kaip sako, nėra, tik tai reikia tinkamai ją užsiimti, tinkamą šaką vystyti joje ir galima turėti gerų rezultatų. Gerbiamas Kazimierai, ką pamatėte įdomu Žydrūno Varkavičiaus ūkyje? Žydrūno Varkavičiaus ūkis tai toks šeimos tipiškas ūkis, kuris šalia, aišku, vien šeima negali apeiti, nes vis dėlto geras 100 karvių prieauglio yra. Apie 100 dar taip. Taip, apie 100. Tai žiūrėkim, sukurtos 6 darbo vietos pastovios, o kiek dar dirba paslaugų sektoriaus, kiek jis perka galų gale ir štai ir pieną parduoda, tai perdirbimo pramonė dirba,
kitas paslaugas perka. Taip, kad nereikia vien tik skaičiuoti taip, kad štai tiek yra, kas čia tam kaime, kad viena ferma stovi ir ten maždaug vienas žmogus dirba. Ne, dirba visas, skaitykime, aplinkiniai ir nereikia važiuoti į Airiją, nes tokiom pačiom sąlygom ir čia dirba. Ir sukuria pridėtinę vertę ekonomikai Lietuvos turbūt. Didžiulę pridedamą vertę, ypatingai pieno ūkis. Čia yra pavyzdys ir štai, kad ir melžia virš 8 tonų, 8,5, kaip sakė, tai čia mes ir pajuokavom su kolega Pupiniu, kad anais laikais tai jau būtų valstybinės apdovanojimas apdovanotas. Ir gautų Lenino ordiną turbūt, ne? Taip, anais laikais Lenino ordiną. Dar turi irgi šiek tiek ir valstybė, ne tik tai yra sistema sukurta, tai finansavimo, pagalbos sistema per įvairius žemės ūkio plėtros fondus, tačiau tas moralinis paskatinimas irgi reikalingas. Jūs vis dėlto žvelgiate, kad reikalingas ir tokiem ūkininkam būtinas dėmesys, taip? Reikalingas. Ne tik tai piniginės išmokos. Čia mūsų dabar, aš galvoju, tie, kurie vyksta ir prezidento rinkimai, kurie atsisuks ir pamatys tą kaimo žmogų ir pasakys, kad aš taip darysiu, taip pat kaimo žmogus jų nepamirš. Ačiū Jums labai.